Labadiena, pristatau projektą klinikinės elektrostimuliacijos svarba kineziterapijoje ir reabilitacijoje. Šis projektas yra finansuojamas ES Erasmus+ programos lėšomis. Projektų partneriai: Turkijos universitetai Pamukkale universitetas, Hatay Mustafa Kemal universitetas, Başkent universitetas, Süleyman Demirel universitetas, Burdur Mehmet Akif Ersoy universitetas. Rumunijoje šį projektą atstovauja Krajovos universitetą, o Lietuvoje Šiaulių valstybinė kolegija. Taip pat šio projekto partneriai yra ir Turkijos, Rumunijos, Lietuvos ir Estijos kineziterapeutų draugijos ir asociacijos. Trečiajame modulyje elektrostimuliacija sveikiems raumenims tęsime paskaitų ciklą ir 5. paskaita sveikų raumenų jėgos lavinimas. Paskaitos medžiagą parengė Šiaulių valstybinės kolegijos sveikatos priežiūros fakulteto reabilitacijos katedros lektoriai Dovydas Giedrimas ir lektorė Vaida Leknavičiūtė Jablonskė. Na ir pristatau šią medžiagą aš, lektorius Dovydas Giedrimas. Neuroraumeninė elektrostimuliacija tai paviršinių skeleto raumenų stimuliavimas su pertrūkiais. Pagrindinis stimuliavimo tikslas – sukelti matomus raumenų susitraukimus. Elektrostimuliacija įprastai atliekama naudojant vieną ar daugiau aktyvių elektrodų porų išdėliotų šalia raumenų motorinių taškų ir iš anksto suprogramuotų stimuliavimo įrenginius. Sveikas motorinis nervas yra būtina sąlyga norint sukelti raumenų susitraukimus, naudojant neuroraumeninę elektrostimuliaciją. Ir priklausomai nuo stimuliuojamo raumens būklės, tai neuroraumeninė elektrostimuliacija gali būti naudojama tiek raumenų masei ir funkcijai išgauti po ilgai trukusio nejudrumo, tiek raumenų masei ir funkcijai atkurti po ilgai trukusio nejudrumo ir raumenų funkcijos gerinimui skirtingų populiacijos sluoksnių gyventojams. Tai pagyvenusiems žmonėms, suaugusiems, mėgėjams ir profesionaliems sportininkams bei kūno parengimas būsimai medicininiai intervencijai. Tai galima būtų pavadinti prereabilitacija. Na, kaip pavyzdys būtų ruošiant operacijai žmogų, jeigu jau žinom, kad jam reikės vaikščioti naudojant ramentus, galima pagrindinės, tarkim, pečių juostus, rankų ir raumenų grupės pradėti ruošti būsimai apkrovai tiek su fiziniais pratimais, tiek su elektrostimuliacija. Sveiki raumenys įprastai stimuliuojami sportininkams arba reabilitacijos įstaigose, kad būtų išvengta raumenų atrofijos dėl nejudumo arba ta stimuliacija papildo sporto programas, taip siekiant greičiau padidinti raumenų masę ir jėgą. Plačiai pripažinta, kad neuroraumeninė elektrostimuliacija yra veiksmingas būdas padidinti maksimalią valingą izometrinę jėgą. Naudojant elektrostimuliaciją pakartotinai, pavyzdžiui, sveikų žmonių raumenų fiziologija prisitaiko. Sveikų profesionalių sportininkų raumenų stiprinimas. Esama daugybės įrodymų, jog elektrostimuliacija didina raumenų jėgą. Elektrostimuliacijos procedūra sveikiems asmenims ir sportininkams verčiau yra papildoma priemonė prie klasikinių jėgos didinimo užsiėmimų, ypač daroma lygiagrečiai su valingais susitraukimais. Tai tokia kaip ir papildoma priemonė, kaip pagrindinė, jinai nebus tokia veiksminga vietoj, tarkim, taikyti fizinių pratimų, bet kaip papildomai prie fizinių pratimų, jinai turi svarbią reikšmę. Pagrindiniai jos privalumai tai didesnis raumenų darbo krūvis, papildoma priemonė prie klasikinių jėgos didinimo užsiėmimų, skirtinga raumenų susitraukimų seka palyginti su valingu susitraukimu. Rusiškąją srovę galima naudoti sportininkų raumenims stiprinti. Šios srovės dažnis apytiksliai yra lygus 2500 Hz. Kiekvienas elektrostimuliacijos pliūpsnis trunka gana trumpai, maždaug 10–50 milisekundžių. Pliūpsniai įvedami sekomis, kurių dažnis yra lygus maždaug 50 pliūpsnių per sekundę arba 50 Hz. Įvedamoji rusiškos srovės darbo ciklas įprastai yra 1:5. Tai kaip ir kitose stimulacijos rūšyse šitas santykis nurodo darbo ir poilsio režimus, kad ir kokį jau pasiimam darbo režimą, rekomendacija, kad poilsis būtų 5 kartus ilgesnis. Elektrostimuliacijos amplitudė arba intensyvumas turi būti pakankamas matomiems raumenų susitraukimams sukelti, bet ir nekelti diskomforto jausmo gaunančiam pacientui. Galima taikyti elektrostimuliaciją ir imobilizacijos metu. Tai elektrostimuliacija naudojama tik imobilizacijos metu ir arba po jos, arba kartu su valingu raumenų susitraukimu.
Pagrindinis stimuliacijos rezultatas tai lėtesnis raumenų silpimas esant imobilizuotiems raumenims. Tai tokiu atveju pasirenkame elektrostimuliacijai siekiant prevenciškai apsaugoti žmogų nuo raumenų atrofijos. Arba jeigu jau jinai vyksta, tai bent jau, kad sustabdyti, sulėtinti atrofijos procesą. Tai šiuo laikotarpiu galima naudoti paradinę srovę. Įprastai esant imobilizuotoms galūnėms naudojamas žemo dažnio elektrostimuliacija. Įprastai naudojama nuo 1 iki 50 Hz dažnio srovė. Impulso trukmė maždaug nuo 200 iki 400 mikrosekundžių, o elektrostimuliacijos intensyvumas turi būti sureguliuotas taip, kad sukeltų raumenų susitraukimus. Stimuliacija turi būti pakankamai intensyvi, kad iššauktų raumenų atsaką, nesukeliant pacientui diskomforto ar skausmo. Tai tas labai svarbu atskirti tos pojūčius, kur yra skausmas, o kur yra tiesiog stiprus raumens sutraukimas. Tai tą labai svarbu paaiškinti pacientam, kad jisai tiksliai nurodytų, ar čia jau prasidėjo skausmas, ne dar tik jaučiasi stiprus raumenų traukimas. Tai dažniausiai naudojamas yra vienodas darbo ciklas, tai 1:1. Tai toks pat darbas ir toks pat poilsio režimas, kad ir jau kokį jį pasirinksime. Na ir kiekvieno elektrostimuliacijos seanso trukmė priklauso nuo individualiai sudaryto gydymo plano ir asmeninių poreikių. Seansai įprastai trunka ne trumpiau nei 30 minučių ir ne ilgiau nei valandą. Sveikų raumenų stiprinimas asmenims sergantiems tam tikromis ligomis galinčiomis lemti kaheksiją ir ilgalaikį prikaustymą prie lovos. Tai kaheksijai būdinga plintanti raumenų atrofija ir žymus raumenų jėgos netekimas. Taip pat pasireiškia ir teigiamas išvien su aktyviais pratimais daromas elektrostimuliacijos poveikis pacientams sergantiems lėtiniu kvėpavimo takų nepakankamumu, kuriems reikėtų atlikti mechaninę plaučių ventiliaciją. Sutrumpėjo laikas, kurį pacientai yra prikaustyti prie lovos. O kaheksija tai yra toks organizmo išsekimas, tai trūksta ir maisto medžiagų, dažniausiai įsisavinimas prastas, gal žmogaus maitinimas jis yra prastas, jeigu yra gulėjimas, ilgalaikis gulėjimas lovoje, tai dažniausiai ir sąlygoja tokį bendrą labai funkcijos suprastėjimą. Tai standartinis sveikų raumenų elektrostimuliacijos protokolą sudaro apšilimo dalis, trunkanti maždaug 5 minutės, taikomas 5 Hz dažnis ir 250 mikrosekundžių. Stimuliavimo laikotarpis, tai maždaug 30 minučių stimuliacija 100 Hz, 400 mikrosekundžių. Na ir darbo poilsio režimai, tai 5 sekundės darbo ir 10 sekundžių poilsio. Ir čia dar matome smulkiau nurodyta, kad 0,75 sekundės dalis impulsas kyla, 3,5 sekundės vyksta pats raumens susitraukimas ir lygiai tiek pat, kiek pakilo, vyksta srovės silpnėjimas. Na ir atsipalaidavimo fazė, atvėsimo fazė, tai 5 minutės trunka, 5 Hz ir 250 mikrosekundžių, tokie pat parametrai kaip ir pasiruošimo dalyje. Tik kineziterapeutams reikia nustatyti tokį stimuliacijos intensyvumą, kad būtų matomas visiškas raumens susitraukimas ir galūnė švelniai judėtų. Tai bent jau vizualiai raumuo susitraukia, išgaunamas izometrinis raumens susitraukimas. Jeigu žmogus toleruoja ir gana stipriai padidina stimuliacijos intensyvumą, galima ir išgauti to raumens funkciją su sąnario judesiu. Tai tarkim, dvigalvio žasto raumens judesyje gali būti išgaunama supinacija su alkūnės lenkimu. Vaikų reabilitacijoje taip pat tinka stimuliacija, tai vaikų raumenų pajėgumai smarkiai skiriasi nuo suaugusių. Pavyzdžiui, skiriasi jų apimties jėga, ištvermė, jie išvargsta ir atsikuria po varginančių pratimų nevienodų greičių. Elektrinė raumenų stimuliacija vaikams paprastai atliekama jiems sergant neurologinėmis ligomis, pavyzdžiui, cerebriniu paralyžiumi, kai dėl centrinės nervų sistemos sutrikimų sutrinka raumenų kontrolė. Svarbu paminėti, kad ne kiekvienas vaikas pakenčia elektrostimuliaciją ir jos daromą poveikį. Elektros keliamas dilgčiojimas jiems gali būti per daug dirginantis. Kada elektrostimuliaciją daryti būtina, galima rinktis mažesnį intensyvumo srovę, tačiau ji nebūtinai bus pakankama raumenų susitraukimams sukelti.
Neurologinėmis ligomis sergančių vaikų sveikų raumenų stiprinimas, tai tyrimai rodo, kad funkcinė elektrostimuliacija gali atstatyti viršutinių galūnių funkciją, o ypač pagerinti miklumą, judesių amplitudę ir kasdienį aktyvų gyvenimą. Esama pranešimų apie cerebrinio paralyžių sergančių vaikų pagerėjusi galūnių suvokimą ir sensorinę funkciją. Elektrodai vaikų raumenų stimuliacijai įprastai išdėstomi pagal funkcinės elektrostimuliacijos elektrodų išdėstymo rekomendacijas suaugusiems. Naudojant elektrostimuliaciją apatinių galūnių funkcijai gerinti, taikomas dažnis 33 Hz, impulso plotis iki didžiausios 300 mikrosekundžių vertės. Šią stimuliaciją galima taikyti kasdien pacientui vaikštant. Jei reikia, šiuos parametrus galima naudoti keturgalvio šlaunies raumens arba lenkiamųjų čiurnos raumenų stimuliacijai stovimoje padėtyje. Viršutinės galūnės įprastai stimuliuojamos riešo, rankos ir pirštų valdymui gerinti. Neuroraumeninę elektrostimuliaciją reikia taikyti šiais parametrais. Tai pakenčiamas ir patogus intensyvumas, turi būti malonus pojūtis, neturi labai dirginti. Tai rekomendacija yra nuo 10 iki 25 mA šitam amplitudai, bet vėlgi čia yra sąlyginis dydis, reikėtų atsižvelgti į kiekvieną atvejį individualiai. Impulso plotis tai 300 mikrosekundžių ir dažnis 30 Hz. Tai įjungimo laikas, tai darbo ir poilsio režimai, tai 12 sekundžių darbo ir 5 sekundės poilsio režimas, bet darbo režime skaičiuojamas yra 1 sekundžių labai lėtas pakilimas ir 1 sekundės nusileidimas. Tai pačio maksimalaus tokio stipraus susitraukimo gaunasi 10 sekundžių. Na ir kad taikant neuroraumeninę elektros stimuliaciją riešo ir pirštų raumenys susitrauktų maksimaliai, vaikas turėtų būti sėdimoje padėtyje, o alkūnė, dilbis ir plaštaka turi būti atitinkamai 90 laipsnių sulenkta, atsukta žemyn ir neutralioje padėtyje. Garzon su bendraautoriais 2018 metais pasiūlė naudotinas intensyvumo vertes pagal funkcinės elektrostimuliacijos naudojimo elektrodų dydį. Kuo didesnis elektrodas, tuo intensyvesnė srovė turėtų būti, kad užpildytų visą tą reikiamą elektrodo plotą. Naudojant mažus elektrodus, tai 1 cm ant 3 cm, srovės intensyvumas gali būti maždaug 2,7 mA. Naudojant apvalųjį 2,5 cm skersmens elektrodą, intensyvumas gali padidėti iki 3,5 mA. 5 ant 5 cm elektrodas 7,9 mA intensyvumas ir 9 elektrodai ant 5 didieji elektrodai, tai intensyvumas gali būti 10,6 mA. Vėlgi, čia šitos vertės yra skirtos būtent vaikų elektros stimuliacijai. Ortopedinės ligomis sergančių vaikų sveikų raumenų stiprinimas. Tai dažnai vaikams pasireiškia skeleto ir raumenų sistemos yda, plokščiapėdystė, įprastai pasireiškianti dėl pėdos atraminių raumenų silpnumo. Elektros srove patariama stimuliuoti vidinius pėdos raumenis. Vienas elektrodas dedamas ant atitraukiamojo kojos nykščio raumens, didžiausiojo vidinius pėdos raumenų skerspjūvio ploto, o kitas elektrodas dedamas už pirmojo padikaulio galvos. Rekomenduojami srovės parametrai, tai dažnis 85 Hz, susitraukimo laikas 5 sekundės, poilsio režimas 12 sekundžių. Kėlimo ir nusileidimo trukmės tai atitinkamai 0,3 ir 0,7 sekundės. Srovės intensyvumą reikia reguliuoti atsižvelgiant į paciento pakantą. Reikia, kad jis nejaustų skausmo ir diskomforto stovėdamas ant abiejų kojų. Pagyvenusių asmenų sveikų raumenų stiprinimas. Skeleto raumenų atrofija yra neišvengiamas su amžiumi pasireiškiantis reiškinys. Anot 75 metų amžiaus ir senesnius asmenis tyrusių testavimo tyrimų, moteris per metus netenka nuo 0,64 iki 7,7% savo raumenų masės, o vyrai nuo 0,8 iki 0,98% raumeninės masės. Tai sarkopenija vis tiek vienaip ar kitaip vyksta, raumeninės masės mažėjimas su amžiumi jisai pasireiškia. Bet žinoma, fizinio neaktyvumo laikotarpiu skeleto raumenys atrofuojasi žymiai sparčiau. Pavyzdžiui, ištyrus imobilizuotus ir prie lovos prikaustytų žmonių raumenis nustatyta, kad per 10 dienų netenkama iki 1 kg raumeninės masės.
Taigi neuroraumeninė elektros stimuliacija yra puiki priemonė padedanti atidėti, nutolinti sarkopenijos pradžią ar paūmėjimą, nes ji suaktyvina raumenų audinio plastiškumą. Visuotinai pripažįstama, kad neuroraumeninė elektros stimuliacija gali būti pranašesnė už valingų raumenų treniravimą žmonėms, kurių gebėjimai yra riboti arba kurie nesugeba valingai mankštintis, nes ši stimuliacija skatina specifinių motorinių vienetų įdarbinimą. Taip pat esama įrodymų, kad neuroraumeninė elektros stimuliacija didina raumenų jėgą, ypač tada, kai pacientas būna mažiau judrus. Pagyvenusių asmenų raumenų atrofijos profilaktikai neuroraumeninę stimuliaciją galima atlikti 3–4 kartus per savaitę. Įprastai apatinių galūnių raumenis stimuliuoti būtina, norint neprarasti judėjimo ir pusiausvyros įgūdžių. Tačiau atsižvelgus į jaučiamą raumenų silpnumą ir simptomus galima stimuliuoti ir viršutinių galūnių ar juosmens raumenis. Pagrindiniai pagyvenusių asmenų elektros stimuliacijos srovės parametrai yra impulsinė 75 Hz stačiakampių bangų srovė, impulso plotis 400 mikrosekundžių, įvedama srovė 1,5 sekundės pakilimo etapas, nuosekli 4 sekundžių trukmės tęstinė stimuliacija, tai žodžiu maksimalus raumens susitraukimas ir 0,75 sekundės srovės silpnėjimo periodas. Ir bendra susitraukimo trukmė gaunasi 6,25 sekundės. Siekiant išvengti nuovargio, reikalingas ilgesnis poilsis, todėl tarp darbo ciklų galima daryti iki 20 sekundžių pauzę. Taigi čia pateikiamas šaltinių sąrašas, kuo remiantis buvo sudaryta šios paskaitos medžiaga. Ir kaip visada matome projekto dalyvius, kurie dalyvauja šio projekto medžiagos surinkime ir pristatyme jums. Taigi, ačiū už dėmesį.